Tradicinės šeimos yra ES išlikimo garantas. Tad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai Europos parlamente sieks sukurti europinį paramos mechanizmą sunkiau besiverčiančioms šeimoms, mokestinės lengvatas vaikus auginantiems ir dirbantiems tėvams, galimybės derinti darbą su vaikų auginimu. Inicijuosime naujoves, kurios mažins skurdą ir socialinę atskirtį. Mūsų šalies pacientus privalo pasiekti naujausi vaistai ir moderniausi gydymo metodai. Bendradarbiausime su kitomis šalimis, organizuojant bendrus vaistų pirkimus ir jų gamybą. Skatinsime sveiką gyvenimo būdą ir stiprinsime priklausomybių prevenciją. Sveikatos išsaugojimo priemonės taps bendrijos sveikatos prioritetu, nes raginsime skirti daugiau lėšų, skatinant sveiką gyvenimo būdą. Mūsų šalies jaunuoliai privalo turėti lygiavertės galimybės, kaip ir kiti europiečiai, įgyti kokybišką išsilavinimą. Sieksime, kad kuo daugiau jų dalyvautų tarptautinėse studijų mainų programuose ir jaunimo organizacijų veikloje, o ES užtikrintų didesnį jų finansavimą. Skatinsime bendras mokslinių tyrimų programas su užsienio šalimis, švietime pritaikysime kitų ES valstybių narių gerąją patirtį. Sieksime, kad dėl vaikų dorinio auklėjimo ir lytinio švietimo krypties galėtų nuspręsti kiekviena europiečių šeima, o šalims būtų palikta teisė apsibrėžti, kas yra šeima, kokios jos teisės ir pareigos. Sieksime didinti pensiją senjoram, žmonėms su negale, sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą, o sugrįžtantiems į Lietuvą sudarysime sąlygas pritaikyti svetur įgytą patirtį gimtinėje. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.